Kągi sveiki, mėly subscriberiai ir kiti žiūrovai. Šiandien namuose aš ne vienas, šiandien namuose aš su Sniego Vilku, o kitaip tariant, tai pas mus svečiuosios Snowwolf 200 W su TC. We should pitch his vocal down. Kągi, štai toks gražus pas mus šiandien baltas modas su kažkitai origami su gražiai pavadinimu Snowwolf 200. Šitą modą aš jau turiu antrą kartą, pirmą kartą turėjau savo, kurį vėliau pardaviau. Šitas būtent modas man atėjo iš draugo, jis man davė apžvalgą, dėliau savo IPv3, jis man davė šitą keliom dienom, tad nusprendžiau nedelsint prieiti prie pat jo apžvalgos. Jis yra iš tiesų labai patogus, irgi biški sunkokas, bet priprast tikrai galima. Meniu irgi viskas aiškiai, čia yra automatiškas TC, taip toliau. Apie mes pakalbėsime apačioj, close-up'e. Tai kągi, tada gal nedelsint čia viršui, eikime prie pat jo unboxingo, prie pat jo apžvalgos ir pakalbėkime apie jį biški plačiau negu čia. Judame į close-up'ą. Kągi, štai mes ir apačioj prie mūsų unboxingo. Tad pradėkim nuo dėžutės apžvalgos, galima ir taip pasakyti. Iš priekinės dalies matome mūsų pavadinimą, Snowwolf 200 W, temperature control, mūsų spalva. Šitoj pusėje nieko nėra. Čia ką jis sugeba, ką jis gali, taip toliau, nieko įdomaus nėra. Čia irgi aplinkui nieko įdomaus nėra. Kągi, tada prieikime gal prie įdomiausio dalyko. Tai kągi, pakeliam dėžutę štai tokiu būdu. Laikom. Tuo jį turėtų išlyst. Štai padėsiu biškį. Kągi, iš karto mūsų sveikina Snowwolfo instrukcijos visokiausios, popieriukai. Dar čia kažkur buvo štai toks garantijos čekis, galima taip pasakyti, warranty kardas. Štai jį štai čia. Dėkime į šoną, toliau dėžutėje nieko nėra, o guli tik tais mūsų pats boksas. Išsiema štai tokiu gražiu būdu ir štai aš jau jį laikau rankoj. Tada kągi, tada su dėžutė viską, manau, baigiam, čia toliau nieko nėra, tuščia dėžutė, jokių kabelių ir taip toliau. Ir tada apžiūrėkime iš karto mūsų patį boksą. Kągi, apžiūrėkime šitą modą iš kiekvienos jo pusės, ką jis turi. Priekiniai daly yra tik tais mūsų ekranas, maždaug štai taip jis atrodo. Apie jį mes pakalbėsime daug daugiau biškai arčiau. Šitoj pusėje matome 3 mygtukus, pliusiukas, minusiukas ir fire button. Čia mes nieko nematom, paprasti origami. Štai pusė atsidaro mūsų coveris, battery coveris, galima taip pavadinti. Čia yra ventiliacinės angos baterijoms aušimt. Ir kitoj pusėje yra mūsų Snowwolf 200 W pats modo pavadinimas, modo vardas. Čia yra mūsų 50 sriegis užsukt mūsų kaitikliui. Ir kaip matome aplinkui, daugiau nieko įdomaus tokio nėra, ko kiti neturi. Štai taip. Kągi, mūsų boksas reikalauja 2 baterijų, 18650, kuriuos aš štai čia dabar įdėsiu. Kągi, štai modas paruoštas atgaivinimui, galima taip pasakyti. Štai tokiu būdu iš apačios jisai atsidaro su magnetais. Kadangi čia mes matome pliusą, minusą. Kągi, įdėkime mūsų baterijas. Iškart gal įdėkime minusą. Štai šitą pusę. Minusų į viršų. Štai. Po to šitą dangtelį padėkime štai tokiu būdu ir įdėkime mūsų pliusų į viršų antrą bateriją. Kągi, tada dabar, kai mes įdėjome baterijas, galim pažiūrėti, ką jis sugeba štai čia, ką sugeba jo čipas. Kągi, tada biškai priartinsiu kamerą ir pažiūrėsime, kas yra ant mūsų ekrano. Kągi, kai įdėjom baterijas, modas yra iš karto išjungtas. Jam įjungti reikia paspausti 5 kartus mūsų šitą fire button. 1, 2, 3, 4, 5 kartų. Iškart lasimo, iškart Snowwolf ir mūsų modas pradėjo veikti taip, kaip reikia. Ką mes matome ant pačio mūsų ekrano? Power, arba taip pat čia gali būti visokiausios TC funkcijos. Vatai, ohmai, voltai ir mūsų baterija.
Kas labai blogai, kad čia nėra jokio USB jungiklio, galima tai pavadinti, kadangi modas nesikrauna, modo negalima paupdeitinti, tai reikės pirkti nebent naują modą. Jeigu jums iškiltų klausimas, kaip šitą modą galima perstatyti ant TC funkcijos, tai būtent su šituo nieko daryti nereikia. Kiti modai reikalauja ten 3 paspaudimų, taip toliau, pasirinkimo vėlos. Čia tokio dalyko nėra. Čia tiesiog užsukime mūsų, pavyzdžiui, nikelinį buildą su mūsų šitai kaitikliu ir modas automatiškai suranda, kad tai yra TC ir iškart automatiškai perjungia. Ir čia būna ne power, o čia būna iškart rašosi mūsų Fahrenheitai arba Celsijai, vietoj šito power. Iš tiesų, šį aš sugavau net ne tiek daug, kiek aš iš karto tikėjausi. Pažaidžiau biškį su mygtukais, supratau, kad jis moka tik tais užlokint arba unlokint mūsų modą. Kaip tai padaryti? Spaudžiame Fire button ir spaudžiame pliusiuką. Ir kai matome System Locked. Dabar vėl laikome tas pačius mygtukus ir matome System Unlocked. Manau, apie čipą pakalbėjome tiek, daugiau čia nieko įdomaus nėra. Kaip ir minėjau, kad norint statyti ant TC funkcijos, reikia tiesiog užsukti kaitiklį su nikeliniu buildu ir iš karto automatiškai pas jūs bus vietoj Power, Celsiai arba Fahrenheitai. Toliau šitas mūsų kaitiklis taip pat gali perspėti mūsų apie visokias funkcijas, kaip Short Atomizer, kaip Low Battery ir taip toliau. Taip pat, ką pastebėjau, jeigu pas mus yra labai mažai čia baterijos, norint gali tokį RDA, tai trauks kažkur sekundę ir iš karto išsijungia, kadangi norint naudoti daug vatų reikia daug baterijos. Kas man dar nelabai patinka, būtent šitą modę, kad čia nėra pažiūrėti tokios funkcijos kaip memory, kaip būna ant IPV arba ten dabar išėjo ant EVIC VTC. Nes norint, pavyzdžiui, pakelt nuo 20 vatų iki kokių 150 reikės labai ilgai laukti. Kadangi modas kažkaip skaičiukai eina nelabai greitai, tad užtrunka daug laiko. Taip pat mes matome, pavyzdžiui, daugiau negu 150 vatų, laikant mygtuką, pavyzdžiui, paspaudžiu ir matome P raidelę, tai reiškia, kad puls. Jis veiks kaitins mūsų kaitiklį ne visą laiką, pavyzdžiui, taip tiesiai, o pavyzdžiui, kaistins stipriau, mažiau, stipriau, mažiau, stipriau, mažiau ir būtent tokia funkcija veikia būtent štai šis Snowwolfas. Taip pat, kaip ir minėjau, labai gaila, kad čia nėra pakrovimo jokio USB kabelio komplektacijai, taip pat nėra jokių lizdų pakrovimo, kas yra labai gaila, tad reikės biškį pataupyti ant šito modo, reikės ir modo, dviejų baterijų, dar plus pakrovėjo, kas yra labai gaila. Manau, tiek mes apžiūrėjom štai šitą modą, nikel buildą nedėsiu, kadangi nemanau, kad čia nelabai svarbu visiems, kadangi kaip persijungti, jo aš jums papasakau netgi jau 2 kartus, tai kad čia visiems bus aišku. Manau, tiek apie šitą modą, dabar grįžkime prie mano FaceTime, galima tai pasakyti, ir pakalbėsim apie minusiukus ir apie jo pliusiukus. Kągi, štai maždaug įvyko toks video su šito sniego vilko apžvalga. Gerai, šitas modas turi pliusiukų taip pat kaip ir minusiukų. Komis yra nelabai geras, kadangi čia nėra USB porto updeitinimui arba tam pačiam pakrovimui. Jis yra gan sunkokas, kadangi čia yra metalinis aplinkui korpusas ir biškai sunkus. Rankų laikosi, ką žinau, gal patogiai, gal net žiūrint kaip kam, kadangi šitie būtent šonai yra biškai aštrokiai, todėl, ką žinau, biškai netgi taip spaudžia ranką, bet visumoje yra gan neblogas modas. Laiko ilgai, aišku, čia priklauso nuo tiek, ant tiek vatų jūs garinat. Jeigu garinsite ant 20 vatų, tai laikys porą dienų arba netgi iki savaitės, čia žiūrint, ačiū kaip kas garina, kadangi 5000 mAh yra netiek mažai. Jeigu garinsite ant 180 vatų, tai užteks gal dienai, gal netgi mažiau. Toliau apie pliusus. Čia jis turi toliau apie pliusus. Jis turi TC funkciją, persijungia automatiškai, kas yra labai gerai, nereikės žaisti su juo pasirinkti, ten nikel, titanas. Škai labai galia neturi titano, nes šita vėla dabar yra labai populiari, visi nori išbandyti, o šitas modas jos nepalaiko. Bet visumoje galiu pastatyti 9,2 iš 10 balų būtent šitam modui. Kągi, manau, tiek pakalbėjau apie jį, tikiuosi jums šitas video patiko, nes man šitas modas patinka ir jis jums turi irgi patikti. Kągi, galiausiai norėčiau labai padėkoti už padidėjusį subscriberių kiekį, kas man labai patinka. Greitų metų tikriausiai, dar nepažadu, bet turėčiau gauti
vieną modą su DNA čipų savadarbį, kas ten yra, ten tiesiog bomba. Ir tikriausiai aš jį gausiu ir iš karto reiškia jį plulyti ant stalo ir padarytum tokią mažą apžvalgėlę. Kągi, su jumis buvo Go for Vape, kai visą laiką šitam mano kanale. Garinimas yra kai vitaminų, nereikia per daug, bet tai yra bent jau sveika. Iki vaperiai, broliai, seserys ir taip toliau.